Visai neseniai, kavinėje belaukiant bičiulės, šalia sėdėjo moteris ir jos labai garsiai diskutavo apie kažkokią bendrą pažįstamą. Tiesiog negali negirdėti. Ir nuoširdžiai stengiausi, labai stengiausi negirdėti, bet viena frazė vis tik užkabino. Ir tai buvo frazė, nu, žinok, su ja tai neįmanoma. Ji taip jautriai reaguoja į kritiką, kad jai nieko neįmanoma pasakyti. Ir taip, tuo momentu labai norėjosi įsiterpti į pokalbį ir pasitikslinti. O kaip skamba ta kritika, į kurią jautriai reaguoja aptariamoji. Bet, kažkaip nesikišė į svetimus pokalbius. Tai tas klausimas liko man pačiai. Nes klausimas iš tiesų labai svarbus. Netaip retai kritika yra pateikiama tokiu būdu, į kurį nereaguoti nelabai gaunasi. Ir tada be abejo, galima viską nurašyti, visą atsakomybę sukrauti tam, kuris sureagavo. Tu sako, per jautriai reaguoji į kritiką, tu nemoki priimti kitos nuomonės. Bet taip nėra ir realybėje taip neveikia. Jeigu yra tas, kuris reaguoja, yra ir tas, kuris kritiką ištransliuoja. Ir atsakomybė tokioje situacijoje yra abipusė. Todėl tikrai visada verta žiūrėti į kiekvieno reiškinio abipusės. Ir šiandien noriu būtent apie tuos, kurie mėgsta destruktyviai kritikuoti, nepagarbiai kritikuoti, arba pakankamai bjauriai tai daryti. Sveiki, su jumis Ilona Tamošiūnienė, esu coachingo profesionalė, lektorė, projekto Drąsa gyventi autorė. Ir kaip ir sakiau, šiandien apie tuos, kuriems patinka, patinka sąlyginis žodis, bet kurie, nedraugiškai kritikuoja kitus žmones. Iš kur randasi tas noras taip kritikuoti? Pati savaime kritika, jinai nėra bloga, jinai reikalinga. Jeigu kritika pateikiama konstruktyviai ir be jokių užslėptų motyvų, ji gali padėti patobulinti kažką, pakoreguoti kryptį, pamatyti tai, ko, savarankiškai ne visada gaunasi pamatyti. O kartais net ir apsaugoti nuo kažkokių rimtesnių klaidų. Tai su pačia kritika viskas yra gerai, jinai mums reikalinga. Esmė tame, kaip mes ją išsakom. Ir jeigu kritika yra apie kritiką, jinai jeigu yra konstruktyvi, jeigu tame nėra bandymų po sąvoką paslėpti agresijos ar kažkokių nuoskaudų, ar kitų emocinių išgyvenimų, tuomet viskas yra tvarkoj. Bet labai dažnai kritika yra ne apie kritiką. Ir tada, kai mes destruktyviai kritikuojam, yra labai lengva pasakyti, kad tai yra kito žmogaus problema. Ašgi tik nuomonę pasakiau. Aš pasakiau tik tai, ką galvoju, aš noriu, kad tau geriau būtų, tu ką manęs nesupranti, tarytum aš būčiau ne prie ko. Ir tu neteisingai dabar jauties, ašgi tau gero norėjau, pasakydama kažką nepagarbaus tavo atžvilgiu. Bet kaip ir sakiau, tai nėra tik to žmogaus reaguojančio problema. Dažnai tai būna problema ten, kur kritika užgimsta, kritikos šaltinyje. Ir kaip atskirti, kur yra sveika, konstruktyvi kritika, o kur yra destruktyvi kritika. Konstruktyvi kritika, jinai turi keletą požymių. Pirmas dalykas, konstruktyvi kritika arba sveika kritika, jinai nukreipiama į veiksmą, į sprendimą, į rezultatą, bet jokių būdų ne į asmenybę. Bet jeigu, tarkim, tavo kažkoks
projekte, nežinau, prezentacijoje yra kažkokios techninės klaidos ir aš apie tai kalbu, tai viskas tvarkoja. Bet jeigu aš sakau, nu, bet tu ir žiopla, tu nesugebi net prezentacijos padaryti, tai čia ne kritika. Antras atvejis - ne kritika. Bet labai svarbu atskirti. Mes kalbam, jeigu mes išsakom kritiką, mes tada kalbėsim ne apie žmogų, ne apie jo asmenybę, o apie veiksmus, sprendimus, apie kažkokius techninius dalykus ir panašiai. Kritikos esmė ir kritikos tikslas, va tos sveikos, konstruktyvios kritikos tikslas yra pagerinti. Ne? Man yra svarbu, kad tai būtų geriau, iš tikrųjų geriau. Aš matau, kad tai gali būti geriau, aš sakau, parodau tai ir pasakau, ne, kaip tai galima pagerinti. Nes man tai irgi svarbu. Bet jeigu mano tikslas yra pažeminti, sumenkinti, nuvertinti, tuomet tai nėra konstruktyvi kritika, tai yra destrukcija. Sveika kritika, jinai paprastai būna konkreti. Na, va, tarkim, šita detalė, tarkim, gali būti kitokia. Va čia reikėtų kitaip pasižiūrėti, čia galima būtų kitaip padaryti. Va tai veikia, o va tai neveikia. Ir tai labai nukreipta į labai konkrečius dalykus. Ir tai nėra išplaukusios frazės ir globalios tokios, na, problemos. Tu visada taip elgiesi, tu niekada negali normaliai padaryti. Tai jau čia nebe kritika, nebe konstruktyvi kritika. Sveika kritika išlaiko savigarbą ir pagarbą. Ir tai yra labai svarbu. Mums atrodo kartais kai kuriems, kad jeigu, na, aš bet ką prišnekėsiu kitam žmogui be pagarbos, neišsaugodama, ne, pagarbos kitam, tai su manim bus viskas gerai. Taip neveikia. Jeigu aš nepagarbiai elgiuosi su kitu žmogumi, tai pirmas požymis, kad pas mane su savigarba yra blogai. Ir kai aš tai darau, aš dar labiau greunu savo savigarbą. Ir tai rezultate aš ne tik kitam pakenkiu, bet ir savo. Ir tai mano suvokimu yra svarbu. O jeigu aš su pagarba kitam žmogui, išsaugant ir savigarbą, nes jeigu man svarbi savigarba, aš negaliu su kitu nepagarbiai kalbėti. Bet čia vat labai svarbu. Ir tai gali, kritika nebūtinai jinai švelni, minkšta, balta ir pūkuota. Ne, tai gali būti pakankamai griežtas turinys, bet jisai nepažeis kito žmogaus savigarbos. Tai bus iš pagarbos pozicijos sakoma. Ir sakoma iš pozicijos, kad aš esu už tave, aš esu tavo pusėje, aš iš tikrųjų noriu pagerinti kažką, o ne aš esu prieš tave. Tu iš viso nieko nesugebi, duok aš už tave padarysiu, ašgi gero tau norėjau. Tai nėra sveika kritika. Ir jeigu tai yra destruktyvi kritika, greičiausiai mes sužeisim kitą žmogų. Jisai sureaguos. Nes į kai kuriuo, iš tikrųjų, kai viešoje erdvėje ypatingai paskaitai kokius komentarus, tai galvojot, nu, sveiko žmogaus reakcija, jinai negali jos nebūti. Nu, reikia kažkaip sustabdyti visą tai. Tai va. Ir jeigu nėra bent vieno iš tų elementų, apie kuriuos kalbėjau, greičiausiai mes turėsim reikalų su destruktyvia kritika, už kurios visada kažkas slepiasi. Ir greičiausiai už jos gali slėptis tai, ko žmogus, na, kartais ir pats nenori ar negali kol kas suvokti ir pripažinti. Nes mes taip elgiamės ne todėl, kad esam blogi žmonės,
mūsų viduje kažkas vyksta. Ir jeigu mes tik tai pasižiūrim į tai, kas su mumis vyksta, kodėl mes taip elgiamės, kodėl vat būtent iš mūsų lūpų toks turinys veržiasi, kodėl aš taip bendrauju su kitais žmonėmis, kodėl aš vat šitam žmogui tokias frazes sakau. Ir jeigu mes pasižiūrėję, taip, visada galima pasakyti, kad čia su juo problema ir toliau taip gyventi, bet jeigu mes norim kažkaip, na, pagaliau savo savigarbą pastiprinti ir truputėlį pasaulį gražesnę vietą padaryti visiems, ne tik savo, bet bendraja prasme, tai tuomet tikrai verta atsisukti ir pažiūrėti, kas su manim vyksta. Kokie procesai verčia mane taip, taip elgtis? Ir išoriškai, ne, kai mes išsakom kažko vieną ar kitą kritiką, tai gali skambėti kaip tokie logiški vertinimai. Taigi man nepatinka. Logiška, nepatinka. Tai viskas tvarkoj. Man gali patikti, man gali nepatikti. Kažkas kažką padarė ir aš suprantu, kad, nu, čia nusikalbėjo, ne? Arba kažką, nu truputėlį ne taip yra. Ir tai yra natūralu, nes visi klysta, kiekvienas gali kažką ne taip padaryti, ne, netobulai, nei vieno tobulo nėra. Ir tai natūralu, kad na, žiūrint į kažką, tu gali pamatyti, ne, kažkokius trūkumus, kažkokius netobulumus, arba va tas nepatinka. Taip, tai yra, nu, tarkim, skonio reikalas, kai žiūri į meną, kai žiūri į kažkokius kūrinius, tau gali nepatikti. Tau gali nepatikti suknelė, tau gali nepatikti šukuosena, daug kas gali nepatikti ir su tuo viskas yra gerai. Bet kaip aš tai pranešiu, tai vat čia prasideda problema. Nes skamba išoriškai tai lygtai ir racionaliai. Bet iš tikrųjų, kai eina destruktyvi kritika, labai dažnai tos kritikos motyvai neturi iš viso nieko bendro su racionalia dalim. Jie paremti ir kyla iš gilesnių emocinių sluoksnių, iš neracionalių sluoksnių. Ir kokie motyvai, kokie vidiniai, net tie impulsai verčia dalintis destruktyvę kritiką. Ir aš pasidalinsiu keliais motyvais, keliom istorijom, kodėl mes galim taip elgtis. Arba tvarkoj žiūrim, kodėl kiti taip elgiasi. Tai nėra visi motyvai, tai nėra visos istorijos. Ir aš jas pasakoju tikrai ne tam, kad vat atsirastų, va kokie baisus tie žmonės, kurie kritikuoja destruktyviai. Tikrai ne tam. O tam, kad mes truputėlį daugiau suprastumėm apie save, daugiau suprastumėm apie kitus, bet visų pirma suprasti apie save verta. Ir galbūt pamatyti tuos momentus, kai iš tikrųjų mes su kitu žmogumi elgiamės be pagarbos, be kažkokio, na nežinau, žmogiškumo. Tvarkoj ne dėl kito, bent jau dėl savęs tai pamatyti. Nes kaip ir sakiau, dar kartą, jeigu mes nepagarbiai elgiamės su kitu žmogumi, su mūsų savigarba yra problemos. Nes tai, ką mes transliuojam į išorę, prasideda mūsų viduje, ne kitaip. Tai va, pirmas motyvas - aš turiu būti stipresnis. Tiesiog yra žmonės, kurie jaučiasi gerai, kai, na, gerai, stabiliai, tik tada, kai jie yra, na, paimkim kabutėse, didesni už kitus, aukščiau kitų, virš kitų. O greičiausias būdas save pakelti, padidėti yra koks? Užimti teisuolio, vertintojo, teisėjo poziciją ir viskas, ane, aš save pakėliau. Ir tada kritika yra kaip įrankis, kuris leidžia susigrąžinti vat, kontrolės pojūtį. Aš kontroliuoju situaciją.
Ir būtent išlaikyti tą aukštesnę poziciją. Nes kai aš kritikuoju, aš esu stipresnis už kitą. Ir tada viskas yra tvarkoj. Tai tiesiog susiformuoja anksti, kaip visada, vaikystėje. Dabar aš neturiu tikslo papasakoti apie tai, iš kur tai randasi. Aš tiesiog dalinuos, kad galbūt kažką užfiksuosit. Arba kaip kitas žmogus elgesi, arba kaip jūs vienoje ar kitoje situacijoje galbūt kartais pasireiškite. Ir vat šiuo atveju toks žmogus, jeigu mes žiūrėsim į tą žmogų, mes greičiausiai matysim, kad tas žmogus turi labai daug energijos, kuri yra nepanaudota. Labai daug impulsų, ne? Jisai norėtų daug, bet visa tai yra slopinama, slopinama, slopinama. Ir energija yra sulaikyta vidinė jėga ir žmogus negali jos išlaisvinti saviraiškai, savirealizacijai, savo tikslų siekimui. Na tiesiog taip susiformavo. Galbūt kažkada jisai sužinojo, kad jam negalima reikštis, kad jam negalima atsiskleisti. Tai yra pavojinga. Ir tuomet kritika ką padaro? Kai jisai kritikuoja, tai pirmas dalykas, jisai panaudoja energiją ir jam lengviau. Ir saugesnė forma pademonstruoja savo jėgą. Nes labai dažnai, bet tas, kai aš noriu pademonstruoti išorėje savo jėgą, kad aš esu aukščiau, kad aš esu didesnis už kitus, tai gali būti ženklas, kad viduje aš jaučiuosi mažas, ne, maža. Ir tada man labai svarbu į išorę rodyti kitus dalykus. Vat aš turiu atrodyti stipresnė už kitus, stipresnis už kitus. Tai yra vienas motyvas, kodėl mes destruktyviai kritikuojam. Antras motyvas, jisai labai dažnas, bet retai įsisąmoninamas. Ir tai yra pavydas. Taip, pavydas yra labai stiprus kritikos variklis. Bet pamatai kitame tai, ko iš esmės ir pats norėtum. Matai drąsą, matai saviraiškos laisvę, matai kažkokius pasiekimus, sėkmę, matai kūrybą arba matai žmogų, kuris leidžia savo būti tuo, kas jisai yra. Jisai leidžia savo atsiskleisti, būti tikru, būti tokiu truputėlį galbūt keistuoliu, bet tikru. O kartais, žiūri žmogų ir jisai džiaugiasi, jisai tiesiog džiaugiasi nuoširdžiai. Ir taip norėtųsi, ir taip viso to norėtųsi. Giliai norėtųsi, stipriai norėtųsi, bet yra kažkodėl draudimas tai turėti. Dėl pačių įvairiausių priežasčių. Bet pripažinti tų dalykų, kad aš irgi taip norėčiau, nelabai gaunasi. Nes jeigu pripažinsi, kad to trūksta, nes mes pavydim tik to, ko trūksta. Mes nepavydim to, ką mes turim. Mes pavydim tų dalykų, kurių mums trūksta ir labai svarbus momentas, mes galėtumėm juos turėti. Bet jeigu aš pripažinsiu, kad aš to noriu, čia susidursiu su dviem aspektais. Pirmas, man gali skaudėti dėl to, kad aš to neturiu. Antras aspektas, jeigu aš pripažinsiu, kad man to reikia, reiks daryti veiksmus, reiks dėti pastangas. Nesinori. Ir tuomet vietoj pripažinimo, kad ir aš to norėčiau, yra visada saugesnis kelias, vadinamas kritika. Nes, kai aš žiūriu į tai, ko iš tikrųjų norėčiau, bet nepatogu tai pripažinti,
dėl vieno ar kitų priežasčių. Ir aš tada sakau, nu kažkokia nesąmonė. Nu, nu reikia tą žmogų į vietą pastatyti. Kažkokiam kvailystėm užsiima, kažkokias nesąmonės kalba. Nu, kažkoks nerimtas tas žmogus ir taip toliau. Aš tai nuvertinu, sumenkinu ir drauge su išoriniu nuvertinimu ir sumenkinimu mano viduje sumažėja va tas nuosavas vidinis skausmas. Ir bent trumpam darosi lengviau. Vat, ir kritika tarytų mane tu sukritikavai destruktyviai ir pačiam palengvėjo. Dar kartą. Ne todėl, kad čia blogai kažkas, kokie blogi žmonės, kokie nieko nesuprantantis. Ne. Tai yra mechanizmai būdingi bet kuriam gyvam žmogui. Ir bet ką, jeigu, tarkim, netgi einant sąmoningumo keliu, nu kartais užneša. Įsijungia koks senas mechanizmas ir žiūrėk, jau čiuoži senais bėgiais. Kol nenušvitai, visa tai gali būti. Taip kad į tai verta žiūrėti pakankamai ramiai, be teisimo, smerkimo, o pasižiūrėti ir galbūt panaudoti savo gyvenime, kad pagerėtų savijauta. Nes visi šitie būdai, jie tik išoriškai atrodo tokie patrauklus, nes jie labai greiti. Bet tarkim, jeigu pavydi ir tai nemalonus jausmas, arba jeigu jauties toks mažas, menkas žmogutis ir norisi save padidinti, tai labai greitas kelias sukritikavai, bet kaip ir pagerėjo, bet tai labai trumpai. Nu, kelios minutės ir vėl tas pats. Tai kai mes tai pamatom, tada galima eiti kitu keliu. Pradėti tvarkyti savo vidinius dalykus, užsiimti savim, auginti pagarbą savo, stiprinti vidinę ašį, stiprinti vidinę atramą, vat formuoti tą vidinį stuburą, kad atsirastų kitų variantų, kaip pagerinti savo savijautą. Beje, mes tai darysim transformaciniai programoje, taip ir vadinasi vidinė ašis, pagarba, vertė, vientisumas. Aprašyme rasite nuorodą, jeigu jaučiat, kad norėtųsi tos vidinės jėgos daugiau, tai tikrai kviečiu prisijungti. Ir tęsiu toliau. Kokie dar motyvai gali mus versti būtent kritikuoti destruktyviai. Dar tokia labai įdomi istorija, kai, jinai gali skambėti panašiai, kad jeigu negalima man, negalima ir tau. Pavyzdžiui, stiprus noras stiprus noras kritikuoti pa žmogų gali rastis tada, kai kažkada dėl vienų ar kitų priežasčių, vienoje ar kitoje situacijoje žmogus save išdavė. Ir atsisakė savo norų, ambicijų, laisvės, gyvenimo spalvų, svajonių ir taip toliau. Jis susitaikė, prisitaikė, įsirėmino į kitų sukurtus reikalavimus, stereotipus, normas. Iš esmės atsisakė savęs. Nespecialiai tai padarė, bet buvo kažkokios situacijos, kad taip nutiko. Ir toliau, kai žmogus mato, kad kažkas drįsta gyventi kitaip, kuris leidžia savo reikštis, kuris leidžia savo siekti kažkokių svajonių, kurti, įgyvendinti projektus ir taip toliau, viduje pabunda labai stiprus konfliktas, intensyvus vidinis konfliktas. O jisai skamba kaip, jeigu tie žmonės padarė, vadinasi, galėjau ir aš padaryti, bet aš nepadariau. Ir tai yra skausmingas momentas. Va čia ne pavydas įsijungia, o tas atsisukimas tarytum į save, kad aš irgi norėjau, bet aš nepadariau. Ir čia gali nutikti labai daug kaltės, o susitikti su kalte labai nemalonu. Ir todėl kritika tampa tuo palengvinančiu faktorium.
realiai, kai jeigu, tarkim, aš atsisakiau kažkokių savo svajonių, kažkokių savo tikslų, galbūt norėjau kažkokią karjerą daryti, bet kažkodėl pasirinkau visai kitą dalyką ir taip toliau. Kai aš matau, kad kiti žmonės daro, ane, manyje įsijungia va tas vidinio konflikto momentas, bet tam, kad neskaudėtų, aš padarau ką? Aš pateisinu savo pasirinkimo teisingumą, kad aš teisingai padariau. Ir vėl tas pats, ne, nesąmonėm užsiima. Gyventų kaip visi normalūs žmonės gyvena, išsišokėliai kažkokie, ten mažvaikiai ir taip toliau. Nu, daug mesgi visko, nemokam daug žodžių. Ir tada, nu, kaip tai yra lengviau padaryti tokį žingsnį, negu kad susitikti vat, su savo praradimais, nes čia garantuotai skaudės. O mūsų psichika, jinai mus saugo nuo skausmo. Ir pasiūlo pačių įvairiausių kitų variantų, kaip, ne? Ir vat vienas iš būdų, tai nu, tiesiog sukritikuok kitą ir tada bus lengviau. Dar vienas labai toks irgi labai stipri istorija, tai kritikuoti destruktyviai gali mus versti išstumta kaltė. Apie ką šitą istoriją? Tiesiog kartais taip nutinka, kad dėl vienų ar kitų priežasčių žmogaus viduje apsigyvena labai daug kaltės jausmo, labai stiprus kaltės jausmas. Na, galbūt nutiko kažkas, galbūt nuo vaikystės pastoviaus kaltinimai buvo ir tiesiog vat, yra labai daug kaltės jausmo. Ir kartais jisai gali būti toks stiprus, kad žmogus realiai jo neištvertų. O kadangi psichika yra rūpestinga, jinai padaro ką? Saugodama žmogų, jinai išstumia kaltės jausmą iš sąmonės. Žmogus net nefiksuoja, jisai neįsisąmonina, kad taip, aš jaučiu kaltę. Aš jaučiu kaltės jausmą. Jisai to nesuvokia, išstumta. Pum, nebėra, ne, viskas gerai. Bet kadangi išstumtas kaltės jausmas išstumamas, bet jisai niekur nedingsta, jisai turi kažkaip išeiti iš žmogaus. Ir tada jisai pradeda reikštis per projekcijas. Jeigu visai paprastai, projekcija tai yra toks psichikos gynybinis mechanizmas, kuris apsaugo mus nuo vat būtent suvokimo tų išgyvenimų, kurių pripažinimas, na, būtų labai labai skausmingas ir netgi galėtų, ne, taip gerokai pagriauti patį žmogų. Ir tada psichika tarytum sukuria veidrodį, kuriame vat, žmogus mato nepriimtas savybės, vat, tas sudėtingas emocijas. Ir tame veidrodį visa tai atrodo svetima. Ir atrodo, kad visa tai priklauso kitam žmogui. Ir tada savo trūkumus aš matau kituose. Trūkumus, su kuriais aš negaliu susitikti. Na, mano psichika nusprendė, kad man bus per sunku. Ir tada ką aš darau? Aš juos kritikuoju. Ne? Nu, pavyzdžiui, pamenu situaciją iš realybės. Žmogus darė projektas, ne? Vyko projektas ir žmogus darė savo darbus, kažką pamiršo, kažko nedadarė. Žodžiu, atėjo terminas, darbai dar nebaigti. Ir ką jisai daro? Jisai kreipiasi į kolegą ir sako, va, čia tu toks neatsakingas, kaip tu taip galėjai pražiopsoti, tu ten to nepadarai, ano. Tarytum, aš esu ne prie ko. Aš savo, ne, mano psichika apvertė viską ir aš visus tuos dalykus, kuriuos realiai padariau pats, matau kitame žmoguje. Ir tada man viduj yra lengviau. Arba vat, projekcija dar kartais gali atrodyti, na pavyzdžiui, vaikinas įsimylėjo merginą, bet
šitas momentas tiesiog nepakeliamas, nes jeigu pripažinsi, nu, tai kažką reikės sakyti, kažką su tuo daryti. Ir tai labai baisu, labai daug išgyvenimų. Ir tada tarytum, ne, aš jai abejingas. Bet, nu, aš jaučiu, kad jinai mane įsimylėjo, ne? Vat projekcija, pum, apsisuka. Ir aš matau viską veidrodyje. Ir tada, vat, tuos išgyvenimus priskiriu kitiems, savo kažkokias nesėkmes priskiriu kitiems, klaidas. Ir tada galiu kritikuoti, kaltinti ir man lengviau. Vat būtent tokiu būdu sumažėja vidinė įtampa. Taip, kitų žmonių sąskaita. Bet vėl, projekcija tai yra psichikos mechanizmas. Mes šiandien specialiai taip darom. Dar vienas toks dažnas momentas, kai kritika yra naudojama, na, kaip banalus bandymas priversti kitą žmogų pasikeisti. Arba kitaip, būti patogiu, kad man būtų patogu. Aš kritikuosiu kitą žmogų, kad jisai pasikeistų ir tada man bus faina. Ir kaip tai padaryti? Per kritiką ir kaltę. Tu ne taip darai, tu turėtum kitaip darai, normalūs žmonės taip nedaro, kaip tu taip galėjai ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada, tarytum, turėtų teoriškai kitas žmogus pasijausti blogai, padaryti išvadas ir kuo greičiau pasitaisyti. Nes jeigu yra, nu, kaip kažką negerai daro, jisai privalo ištaisyti klaidas ir išpirkti savo kaltę. Bet kiek kartų gyvenime nutiko taip, kad vat, žmogų sukritikavai, apkaltinai ir jisai taip, opa, ir pasikeitė. Deja, destruktyvi kritika ir kaltinimai retai tampa vat, būtent to pokyčio varikliu. Greičiau sukurs pasipriešinimą, norą gintis, užsimegs konfliktai ir taip toliau, ir taip toliau. Dažniausiai nieko gero tokia destruktyvi kritika į santykius neatneša ir niekas ten labai nesikeičia dėl to, kad kažkam nepatogu. Tai va, tai keli motyvai, kelios istorijos, kaip ir sakiau, tai nėra vienintelis, jų yra ir daugiau, bet kalbėjau apie tai, kas tikrai dažnai sutinkama. Ir dar kartą priminsiu, tai, na, kad visa tai neskambėtų, ne, kaip būdas apkaltinti, pasmerkti, pradėti galvoti, kokie baisūs tie žmonės, svarbu prisiminti vieną dalyką, kad jeigu mes priartėtumėm prie taip destruktyviai, nepagarbiai kritikuojančio žmogaus, visai gali būti, kad mes susitiktumėm su labai sužeistu žmogumi, su labai jautriu žmogumi, neįvertintu ir labai dažnai nerealizuotu žmogumi. Žmogumi, iš kurio kažkada atėmė sparnus. O šiandien jisai taip pats su savimi elgesi. Kiekvieną dieną, diena iš dienos, jisai savo apkarpo sparnus, nes netiki, kad jam gali kažkas apskritai gyvenime pavykti. Ir tada kitas bet, labai svarbus momentas. Tai, kad viduje aš esu sužeistas, galbūt sutriptas, galbūt jautrus, neįvertintas ir taip toliau žmogus, tai man nesuteikia teisės elgtis taip su kitais žmonėmis. Nepagarbiai, kartais šlykščiai, žeminančiai, menkinančiai ir taip toliau. Mano skausmas negali pateisinti mano bjauraus elgesio. Tai nepateisinimas. Tai priežastis yra, bet tai nepateisina. Nes jeigu aš esu suaugęs ir pakankamai sąmoningas žmogus, aš suprantu, kas su manim vyksta ir aš su tuo kažką darau. Ir visada sveikiau taip daryti. Pamatyti, pripažinti, nes jau vien tai padaro labai didelį darbą.
ir kažką su tuo padaryti. Ir tai gali būti tikrai nelengva, nes pripažinti, kad aš kritikuoju destruktyviai, kad aš nemoku pagarbiai elgtis su kitais žmonėmis. Reikštų pripažinti ką? Kad pirmas dalykas, aš nepaisau kitų žmonių ribų. Aš naudoju žmonės kaip savo emocinės šiukšliadėžės. Aš noriu jaustis aukščiau kitų. Aš slepiu savo pavydą, nuoskaudas ar kaltę ir taip toliau. Ir, ir tam reikia turbūt subręsti, tam reikalinga branda, nes visada lengviau yra apkeisti vaidmenis. Ne, kritikuojant jį pavadinti tiesos nešėjų, ašgi tiesą sakau, ašgi visada tiesiai šviesiai viską sakau. Koks skirtumas, kaip kiti jaučiasi? Čia jie reaguoja jautriai į kritiką. Na ir pavadinau, ne, su manim viskas gerai, o blogai yra su kitu žmogum. Bet pamatyti tai, kaip iš tikrųjų galvojame, kaip apie kitus žmonės, kaip mes kalbame su jais, kaip mes elgiame su kitais, verta pirmiausia, žino dėl ko? Dėl savęs. Pirmiausia, dėl savęs. Nes taip, kaip mes elgiamės su kitais, mes lygiai taip pat elgiamės su savim. Lygiai taip pat. Ne kitaip. Nes, nu, galim galvoti, ne, kad ne, aš tai su savim taip nesielgiu. Bet kas mano viduje, tas eina ir į išorę. Deja, bet taip yra. Ir vien dėl to, kad pačiam būtų geriau, verta atkreipti tai dėmesį. Ir jau minėjau, jeigu jaučiat, kad vat, su savimi trūksta truputėlį savigarbos, pagarbos savo savigarbos, gebėjimo palaikyti save, jeigu vat yra polinkis save menkinti, mažinti, nuvertinti, tikrai nuoširdžiai kviečiu jūs prisijungti prie 12 savaičių programos Vidinė ašis - pagarba, vertė, vientisumas. Nuorodą rasite aprašymą. O aš baigdama šį įrašą noriu dar vieną svarbią mintį pasakyti, kad jeigu jūs esate tas žmogus, kuris jautriai reaguoja į kritiką ar nepriima kitos nuomonės, iš tikrųjų visai gali būti, kad problema ne apie jūs yra. Problema kitoje kritikos pusėje. Jeigu po kritikos porcijos norisi pasislėpti, pasiteisinti, apsiginti, visai gali būti, kad tai buvo ne kritika, o būtent bandymas pasijausti geriau jūsų sąskaita. Ir tada tokiu atveju sveika reakcija yra pyktis ir tvirtas stop tokiam elgesiui. Net jeigu aš suprantu, kad žmogus taip elgiasi todėl, kad jam viduje skauda, tai dar kartą jam nesuteikia teisės taip su manimi elgtis. Bet kiti žmonės su manimi elgiasi taip, kaip aš jiems leidžiu su savimi elgtis. Ir jeigu aš nepasakysiu stop, tas žmogus elgsis taip ir toliau. Žinoma, būna tokie momentai, o būna momentai, kuriuose iš tikrųjų kritikos net nėra, bet reakcija yra. Kažkas atėjo, pavyzdžiui, atėjo vadovas ir pagyrė kolegą ir su manim kažkas vyksta, aš pradedu jaustis, vat aš pradedu galvoti, kad, nu va, aš turbūt viską blogai dariau, aš neteisingai padariau, manęs vat nevertina, aš nesvarbi, nereikalinga ir užsisuka istorija. Man tiesiai iš viso nieko nepasakė, bet pagyrė kolegą. O manęs nepagyrė. Ir man tai reiškia, kad su manim, kad aš esu nepakankamai kažkokia, kad su manim kažkas gerai, kad su manim kažkas blogai, aš kažką blogai darau ir taip toliau. Ir tai irgi turi savo priežastis. Bet apie tai kituose įrašuose. Šiandien tiek. Ačiū, kad išklausėt ir tikiuosi, kad išgirdot savo kažką naudingo.
Saugokit save ir šalia esančius.